tas mėnuo lapkričio, toks tuščias lyg tai, medžiai be lapų, kalėdos dar žiūrėk kada, tai jis toks ir kaip ir liūdnas, toks po vėlinių, tai reikia kažkaip tai pralinksminti tuos dzūkelius. Kadangi Alytaus miesto teatras turi naują salę, kuri turi 500 vietų ir turi atitinkamą įrangą, mes galvom, kad reikalingas būtinai Alytui festivalis. Ir kadangi aš žinau, kad dzūkai mėgsta humorą, tikrai bus alytiškiam šventė. Pirmą Lietuvoje festivalį, komedijų festivalį, tai gyvoja komedija pradėsime čia Alytuje. Kiek teatrų atvažiuos į Alytų? 12 metai, 12 teatrų. Te gyvoja komedija. Teatrų festivalis lapkričio 9-25 dienomis Alytuje. Gali būti juokinga. Kaip vertinate festivalio iniciatyvą ir štai Alytaus teatralų iniciatyvą netgi pertraukų metu taip pralinksminti žiūrovus? Iš ties aš labai džiaugiuosi, kad mes Alytuje pirmą kartą turime tikrąją teatrų šventę, tai yra teatrų festivalį. Ir labai džiugu, kad buvo pasirinktas komedijinis žanras, todėl kad šiandieną jau yra lapkritis, tai yra ūkanoti, varganoti vėlyvi vakarai ir parodo pilna salė, kad mūsų alytiškiam to reikia, mums reikia ir pralinksmėti, ne vien verkti, dejuoti ir guostis. Ypatingai tikrai, ką mes matome šiandien čia už nugaros, tai naujovė vėlgi pas mus Alytuje pertraukų metu šaunuoliai, mūsų teatralai, šaunuoliai Alytaus teatras. Aš tikiuosi, kad jų entuziazmas neišblės. Ačiū. Mere, kaip vertinate šią teatralų iniciatyvą Alytuje rengti festivalį? Aišku, teigiamai. Manau, kad tai yra tikrai teigiama iniciatyva, nes dar to Alytui nebuvo. Matosi, kiek daug žmonių ir aš kiek žinau, jau 4 spektakliam į priekį išpirkti bilietai. Vadinasi, yra poreikis. Vadinasi, šaunu. Na ir kaip dabar buvote spektaklyje, kaip patiko? Geras spektaklis, yra ne kartą matytas, bet yra kitas dabar pastatymas. Šito aš pastatymo nemačiau ir žiūrėsi taip, žiūrėsim kitą dalį. Gerai, ačiū. Labai smagu, kad radau informaciją, kad toks prasidėjo festivalis, o kadangi esu didelė teatro mėgėja, tai pagalvojau, kodėl ne, kiek jau čia nuo to Vilniaus iki Alytaus kelio. Ir iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad pavyko, sunkiai, bet pavyko gauti bilietą. Ir prisiminus visą savo jaunystę, ir prisiminus tą spektaklį, kurį mačiau visai su kitais aktoriais, žinoma, tuo metu aktorė Varnaitė buvo, bet buvo ir visai kiti aktoriai, ir Agota ta pati, ir sugalvojau, kad reikia pasižiūrėti, koks vis dėlto yra atnaujintas spektaklis. Nenusivyliau kol kas, laukiu aišku atomazgos, bet tik tai tiek, kad viskas, kas buvo prieš 20 ar 30 metų, labai gražiai grįžta. Tai labai džiaugiuosi, kad Alytus sugalvojo tokį festivalį ir labai džiaugiuosi ir kaip šiandien išgirdau, kiek bus daug spektaklių. Tai iš tikrųjų nepavydžiu žiūri komisijai, kai reikės priimti verdiktą. Galbūt atvyksite ir į kitus spektaklius? Manau, kad taip. Dėl to, kad labai smagu ir tokia aura, labai gražus teatras, žodžiu, tikrai esu čia pirmą kartą, bet labai džiaugiuosi. Vardą pasakyti. Esu Eglė iš Vilniaus. Dėkui. Jie nori, kad aš su visokiais klumpiais susidėčiau. Dar nosis nusišluostykite. Paničiuočki, kur tik tai sutikdami. Ot ir paničiuočki, chamai. Nebijok, su manim nepražūsi. Tik kad Dievas duotų nusisektų. Nusiseks, aš žinau, kad... Vilniaus Mažasis teatras pristato legendinį režisieriaus Rimo Tumino spektaklį Nikolajaus Gogolio komediją Revizorius.
Aukščiausiais Lietuvos teatro apdovanojimais įvertintame spektaklyje pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius Arūnas Sakalauskas. Lapkričio 13 dieną Alytaus miesto teatre. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai Alytaus naujienos, Radijas FM 99, Clear Channel Lietuva. Daugiau informacijos www.vmt.lt. Ar daug per savo gyvenimą teko suvaidinti komedijų? Žinot, aš labai norėjau visą gyvenimą būti tragiška aktorė, totaliai. Ir mano dėstytojas profesorius pirmam kurse pasakė: Gabrėnaitė, tau reikia komedijose vaidinti, nes aš atsistodavau kažką aiškinti kursiokam, visada krisdavo iš koto. Ir tik va dabar brandžiam amžiui aš pradėjau vaidinti komedijas. Ir eina viena po kitos. Tai ir Vestonai, tai ir jaunimo teatre Našlių klubas, Revizorius. Pasirodo, kad aš galiu juoktis ir kad žiūrint į mane kažkas juokiasi. Super. Gerbiami piliečiai! Gerbiami piliečiai! Gerbiami piliečiai! Aš myliu savo svajonę tavyje. Ir labai džiaugiamės, mes atvažiavome iš Druskininkų, buvom įpratę važinėti į Varėną, į festivalius ir labai džiaugiamės, kad dabar Alytus sugalvojo tokią iniciatyvą. Su tokiu šviesiai pavydim, kad Druskininkai neturi teatro. Nedelsi, jis vis dar be dantų. Bet jaučiasi gerai. Pažiūrėkit į savo vyrą, Mišelis, eigi, jumis pasišlikštė. Nekalbėkit mano vardu! Mišeli, man nusispjauti! Ką jūs galvojate apie moteris, gerai ar blogai? Palauk, Mišeli, man karališkai yra nusispjauti. Ir laikus įsikibęs tos nuomonės. Nieko nėra, jokio poreikio. Dėjo jis ant šito dėjo. Vaikėzai visais laikais, mokyklos kieme per pertraukas kaldavosi, toks yra gyvenimo įstatymas. Ne! Taip, ne! Aš noriu jums priminti, kad norint pažaboti žiaurumą reikia vesti teisę, o teisės ištakos yra jėgoje. Kaip galvojate, ar per komediją žmonės daugiau vartoja tam tikrų gėrimų? Manau, tai nepriklauso nuo žanro. O jeigu tragedija, tai gal dažniau norisi kažko tai stipriau? Ar... Po spektaklio jau. Po tragedijos. Domino ir Baltas LT savaitė pristato mirtinai juokingą komediją Langas į parlamentą. Politinės meilės intrigas rėks Andrius Bialobžeskis, Saulius Siparis, Sandra Daukšaitė, Jokūbas Bareikis, Vaida Genytė ir kiti. Kaip kiaulė pasakė. Šivaršiau, kur tu kiaulė? Nu ką, karvė pavysta, pieno būtų ir nesena matau ir didėvarė, ir ragai vietoj, ir uodega vietoj. Pagrindinis mūsų festivalio rėmėjas, teatro mylėtojas, Vita Baltic direktorius. Mes labai norėtume sužinoti, ar sunkiai organizatoriai kalbino tapti mūsų festivalio rėmėjų? Labai juokinga, bet jokių pastangų jiems nesuteikė. Tikrai, fantastika. Tai gal pasižadėt, kad ir kitais metais būsit? Labai juokinga, bet turbūt, kad taip. O ar patinka pačiam komedija? Tai aišku, kaip be komedijos, kaip be juoko, linksmumo, ja? Ar daug jos būna gyvenime? Dažnai tenka susidurti? Tai kiekviena situacija, kaip pažiūrėsi, gali verkti, o gali juoktis.
Šiame profesionalių teatrų komedijų festivalyje Alytuje tegyvuoja komedija varžėsi 11 teatrų iš Lietuvos. Juos vertino festivalio vertinimo komisija. Su pirmininkė teatro kritikė Silvija Čižaitė priešakyje komisijoje taipogi dirbo ir teatrologė Greta Klimavičiūtė. Taip, ir žurnalistė Saulė Pinkevičiūtė. Režisierė Alma Purvinytė. Dailininkas Valentinas Butanavičius. Režisierius Arvydas Kinderis. Žinoma, mūsų festivalis taip pat turi prizus. Be abejo, kad turi prizus. Va, kiek jų daug. Nugalėtojui bus įteikta statulėlė ir piniginis prizas. Pirmiausia, tai norime įteikti publikos prizą. Ta prizą įsteigė Alt reklama. Festivalio publikos prizą gauna Domino teatras už spektaklį Langas į parlamentą. Tai reiškia, ką atsižvelgdami tiesiog pagal kokius kriterijus vertinote spektaklius? Na, aš manau, kad čia iš tikrųjų tie apdovanojimai buvo gana tradiciški, tai ir vertinimo kriterijai buvo gana tokie patys, turbūt kaip visą laiką. Geriausias režisierius, geriausias aktorius, aktorė, tai yra atsižvelgiama į įvairius dalykus, į darbą scenoje, į išpildymą ir panašiai. Turbūt vienintelis netradicinis jau šiam festivaliui būdingas apdovanojimas nebuvo juokinga. Tai gal buvo toks išskirtinumas. Specialų į žurnalistų prizą žiniasklaidą už perspektyvą. Vertinimo komisijos sprendimu tenka Kauno mažajam teatrui už spektaklį Nuo raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės. Žiūri sprendimu statulėlė ir Almoro apdovanojimas 1000 litų atitenka Lietuvos rusų dramos teatro aktoriui Dmitrijui Denisiuk. Visi mes galvojam, kad komedija yra tik tai juokas. Čia gana rimtas dalykas. Dzūkija, ačiū. Geriausiai festivalio aktoriai. Ir vardu geriausia aktorė verta teatro maestrina Eglė Gabrėnaitė. Geriausių festivalio aktoriumi turės teisę vadintis aktorius Evaldas Jadas. Jis sukūrė Gorotnikaus vaidmenį valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje Revizorius. Geriausiam festivalio režisieriui Rimui Tuminui už spektaklio Revizorius režisūrą. Vertinimo komisija geriausiu įvardijo spektaklį Gerbiami piliečiai, Keistuolis teatras. Jūsų spektaklis pripažintas geriausiu spektakliu, tiesiog kaip jaučiatės dėl to? Džiaugiamės, o kas belieka. Džiaugiamės pirmam festivalyje, komedijų festivalyje, Keistuolių teatras, Gerbiami piliečiai. Iš tikrųjų labai malonu, nes tas spektaklis, jeigu aš kaip aktorius jame vaidinu, labai malonu tas, kad ir tą spektaklį nepakankamai labai džiugiai ir visą laiką teigiamai nusiteikęs. Ir dar džiugu, kad tas spektaklis džiugina ne tik mus, bet ir žiūrovus. Ir štai laimėm kažkokius apdovanojimus. Ir tai visą laiką malonu. Įvertinimas visą laiką malonu.
Turbūt vienintelis netradicinis jau šiam festivaliui būdingas apdovanojimas nebuvo juokinga. Nebuvo juokinga. Nebuvo juokinga. Tas dėmesio renginys. Nu, pripažinkit, mėlieji, jau čia tikrai galima ir pasirodyti, ir yra į ką pasižiūrėti, taip? Taip. Ir aš taip džiaugiuosi, čia ne tik mūsų miesto elitas susirinko, bet ir kitų miestų. Ir aš dabar noriu pasikviesti į sceną Panevėžio teatro vadovą Romą Vikšraitį. Romukai, kur tu? Kur tu, Romukai, ateik? Ateik pakloti. Man labai reikia pasikalbėti. Žinok, kiti teatrai čia atvažiavo, prikrėtė čia visokių juokų, šposų, prisicirkino žodžiu ir viskas. Nu ir kas iš to? Nu gerai, pasijuokėm, čia vitaminas tai gerai. Bet, va, jūsų spektaklį aš žiūrėjau, nu žinok, man nebuvo juokinga. Ne, o jūs čia juokitės, čia labai viskas rimta. Jūs pagalvokit, žavingos, tokios drąsios moterys, mezga tarptautinius ryšius iš paskutinių jėgų, ten žinokit. Va tokių mums kaip tik ir reikia, va tokių. Viskas, imam į koaliciją tikrai. Ir šitą, vat, nominaciją, kur nebuvo juokinga, aš nuoširdžiausiai važiuočiai surinkau. Ačiū Alytui už tokias nuostabias moteris. Dar kartą ačiū Alytui už tokias nuostabias paneles. Ir ačiū Alytui už tokį nuostabų festivalį. Mes sprogstam iš pavydo. Būkite laimingi. Manau, kad festivalis pavyko tikrai, mano akim žiūrint. Manau, kad jisai tikrai turėtų tapti tradiciniu. Nu ir sėkmės sekantį kartą dar geriau suorganizuoti, nors manau, kad dabar irgi labai gerai suorganizuoti. Kaip gaila. Visą mėnesį, kiekvieną vakarą beveik ateitis į... Taip, mes irgi pastebėjome jūsų, tiesiog neįmanoma nepastebėti, lankėtės visuose festivalio spektakliuose. Išskyrus Klaipėdos. Tai gal, žinote, turite savo spektaklį favoritą? Rusų dramos teatrą. Žiūrovui komedija visada reikalinga, ypač tiems, kurie neturi humoro jausmo. O jūs turite jį? Aš tikiuosi, kad taip. Ar pateisino lūkesčius šis festivalis? Jūs girdėjot puikius skaičius, 6000 žiūrovų, kurie spėjo išleisti 80 000. Mes matėm tikrai labai gerus spektaklius ir publika labai puikiai priėmė. Ir tai buvo ne tik tai Alytaus festivalis, tai buvo Pietų Lietuvos festivalis. Ką palinkėtumėte festivaliui? Pirmiausia, tai palinkėčiau, kad būtų tęstinumas. Kad mes turėtumėm tradiciją Alytus kiekvienais metais turėti tokį komedijinio žanro festivalį. O mes labai pageidaujame, kad globotumėte mus ir toliau. Dėkui.